Sveiki draugai ir vėl mes susitinkame mano rūsyje. Šiandien kalbamės apie push-pull PP tipo lempinius stiprintuvus. Seniau, kai kitų youtuberių stebėdavau kanalus ir jie tankiai kalbėdavo apie lempinius stiprintuvus, į mano galvą įeidavo informacija, apeidavo ir šitai būdavo. Nieko nesuprasdavau. Kodėl nieko nesuprasdavau? Nes nelabai buvau įsigilinęs į šitą temą. Šiame video jūs girdite tik tai pasakojimą apie visus push-pull stiprintuvus, jų įdomybės, istoriją, garsiausius modelius ir būtent apie šitą stiprintuvą. O dabar važiuojam! Tikrai įdomu tokiem naujokam kaip man sužinoti, kas taip yra per daiktas push-pull. Lempiniai push-pull PP stiprintuvai yra įdomus dėl savo unikalaus veikimo principo, kuris leidžia efektyviai sustiprinti signalą, sumažinti iškraipymus ir pasiekti didelę išėjimo galią. Štai pagrindiniai aspektai apie juos ir jų istoriją. Įdomios savybės, mažesni iškraipimai. Dėl priešingų signalo fazių veikimo push-pull stiprintuvai efektyviai sumažina netvarkingus iškraipymus arba kitaip vadinamus harmoninius iškraipinimus, ypač antro laipsnio. Antra, galia ir efektyvumas. Jie gali generuoti daugiau galios ir būti efektyvesni nei vienos galios lempos stiprintuvai arba kitaip vadinami single-endai. Trečia, triukšmo slopinimas. PP architektūra leidžia sumažinti foninį triukšmą, nes simetriškos dalys jį kompensuoja. Ketvirta, garsinė kokybė. Push-pull stiprintuvai dažnai vertinami už šiltą, dinamišką ir tikslų garsą, tinkantį įvairioms muzikos rūšims. Per šį stiprintuvą rokas, metalas skamba tikrai puikiai. Nenusivils nei vieno žanro mėgėjas. Nebus taip, kad klausausi tik tai džiazo, klausausi tik tai klasikos ar kito stiliaus, o jau kito stiliaus su šituo stiprintuvu nepaklausysi. Istoriniai aspektai. Sukūrimo laikotarpis. Push-pull stiprintuvų idėja atsirado 20-ojo amžiaus pradžioje, apie 1920-1930 metus. Jie buvo sukurti daug pirmesni negu tranzistoriniai stiprintuvai, kai buvo plėtojamos pirmosios elektroninės grandys. Push-pull kūrėjas tiksliai nėra žinomas. Tikslaus vieno push-pull stiprintuvo išradėjo nurodyti sunku, nes technologiją vystė palaipsniui, tačiau tokios kompanijos kaip Western Electric stipriai prisidėjo prie jų vystymosi. Stiprintuvų technologija buvo vystoma tokių pionierių kaip Lee D. Forest ir kompanijų kaip RCA, kurios svariai prisidėjo prie push-pull technologijos įgyvendinimo. Garsiausi stiprintuvai, kurie išgarsino push-pull technologiją. Vienas iš jų Macintosh MC275. Klasikinis modelis gaminamas jau nuo 1961 metų, laikomas vienu iš geriausių push-pull stiprintuvų dėl savo ilgamžiškumo ir puikios garsinės kokybės. Antras garsiausias modelis Marantz Model 9, legendinis stiprintuvas žinomas dėl šilto ir detalėmis turtingo garso. Trečias Quad 2, britiškas dizainas, ypač populiarus dėl savo paprastos, bet efektyvios konstrukcijos ir sklandaus garso. Ketvirtas Fisher X1000, aukščiausios klasės amerikietiškas stiprintuvas, vertinamas už universalumą ir skaidrumą. O čia jau man pačiam įdomu. Fisher kompanija, aš visada galvojau, kad Fisher kompanija, tai toks, kaip sakant,
antrarūšis dalykas, antrarūšė technika, gal Lietuvoje nedavažiavo Fisher geros įrangos, nes ką esu matęs, toks jausmas, kaip ne ta kokybė, kurios norėtųsi turėti namuose. Čia esu tikrai nustebęs. Dynako ST70 vienas populiariausių PP stiprintuvų su daugiau nei 300 000 vienetų pagaminta. Populiariausi šiandien modernus push-pull stiprintuvai, tokie kaip Audio Research, Konrad Johansson ir Line Magnetic, siūlo puikų balansą tarp klasikinio lempinio garso ir šiuolaikinių technologijų. Jie populiarūs tarp audiofilų ieškančių aukščiausios kokybės analoginio garso. Tai tiek informacijos, ką galime rasti internete, tai, ką kalba mum internetas visiškai naujokams tokiems kaip aš. Jeigu patiko šitas video turinys, nepamirškite uždėti laiką, parašyti komentarą. Jeigu turite jūs push-pull audio stiprintuvą, būtinai parašykite jūsų savo komentarą. Koks tai stiprintuvas, ar jis jums patinka, pliusai, minusai. Iki draugai!